Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata ir noriu pakalbėti apie tokį nemalonų dalyką, tai yra odos išbėrimai ir nepagražėjusi, tai yra pablogėjusi oda. Jūs galite matyti, kad mano oda šiandien yra, ir net ne šiandien, šią savaitę, porą savaičių, netgi matote tokia labai negražiai, aš visada turėdavau lygią odą ir aš ant savęs labai pykau, ką aš čia blogai darau, atrodo viską teisingai ir valgau, ir nestresuoju, ir ten apsivalinėju, ir saunainu, ir sportuoju, Nu kodėl, nei čia kas alergizuoja, nei kas pasikeitė, kas čia yra, kad pas mane toks veidas. Tai noriu šiandien papasakoti ir jums vieną galimą teoriją, kuri iš tiesų jūs nuramins dėl veido odos, jeigu jums prasidėjo tokia iš niekur nieko nefaina oda. Tai teorija, mokslas yra toks, kad jeigu jūs laikotės tokios mitybos, kurioje yra mažai angliavandenių, dažnai tai yra Atkinsono vadinama dieta, keto dieta, bet net jeigu nebūtinai priskiriate ten kažkokios pavadinimo dietos pavadinimą, bet tiesiog valgote mažai arba visai nevalgote duonos, batono, bandelių, makaronų, ryžių, kruopų, bulvių, vaisių, vengiate visko, kas yra cukringa, tai galimai arba tai čia vienas yra mityba, tai yra ribojate, kiek suvalgote angliavandenių, arba jūs valgote labai mažai natūraliai, arba antras dalykas, jeigu darote protarpinį badavimą, arba ypač jeigu darote ilgesnį badavimą virš 24 valandų, 36 valandos, 72 ir taip toliau, jeigu tiek laiko nevalgote, tai kas tada atsitinka jūsų organizme? Kai esate ketozėje, tai reiškia, jinai atsitinka tada, kai valgote mažai angliavandenių arba jų apskritai mažai gaunate, ir ketozę galite pasiekti dviem būdais. Arba ribojate angliavandenius, arba badaujate, arba darote protarpinį badavimą, arba kombinaciją šitų dviejų. Tai kas tada atsitinka? Tada atsitinka toks dalykas, kad jūsų organizmas energijai pradeda naudoti čia paprastai tariant cukrų, ne angliavandenį, o riebalą. Ir tas riebalas yra dažnai mūsų kūno riebalas, ko mes labai norim, užtat visos tos keto dietos badavimai, protarpiniai badavimai, mažas angliavandenių valgymas yra labai populiaru. Aišku, ne tik dėl to, bet labai labai didelė priežastis, kodėl jie populiarūs yra. Na ir kas tada atsitinka? Kai mes deginam savo riebalą, labai dažnai, ne dažnai, bet tikrai būna tokiu atveju kaip man ir dabar, kur prasideda tokia negraži oda. Ką tai reiškia? Iš tiesų, tai yra gerai, nes tai, ką mes turime aplinkoje kaip toksinus, ir toksinus, kuriuos mes gauname valgydami maistą, ir net jeigu valgome ten labai švarų maistą, pavyzdžiui, ar žinojot, kad net toks dalykas kaip špinatai turi toksinus, ar ne? Tai iš aplinkos ir iš maisto gaunami toksinai, jeigu mes jų nepravalome, o dažniausiai mes jų ir nepravalome, jie pas mus sėdi organizme ir kaupiasi būtent mūsų riebalinėme sluoksnyje. Tai labai logiška yra, kad kai pradedate deginti šitą riebalinį sluoksnį, jūsų toksinai, taip pat kaip ir riebalai išdega, taip pat ir toksinai nori šalintis ir labai galimai būtent dėl to prasideda, visi toksinai iškyla ant odos. Nebūtinai vienintelė teorija, bet viena iš teorijų, kodėl taip gali būti. Ir šiandien toks trumpas. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.